Šį kartą nusprendžiau apsilankyti prie vieno iš seno bunkerio. Tiksliau, jeigu pavyks dar prie kelių, pavyks nueiti, bet šiuo konkrečiu atveju prie vieno, pirmojo. Jeigu informacijos šaltiniai manęs neapgavo, tai jie pastatyti 1915 metais vokiečių. Pasižvalgykim, ką čia pavyks pamatyti. Čia panašu, kad daugiau jau palikė kažkokių tai išgertuvių vieta. Šitos pusės net nesimato, kad čia kažkas būtų kitaip negu paprasta žemė, išskyrus čia. Tuomet jau suprantam, kad čia yra kažkas po žeme. Prie dar vieno bunkerio kažkoks raudonas neaiškus žymeklis. Prie įėjimų buvo mėlynos kaukolės, o čia tarsi atomo ženklas, tik tai mėlynas. Vyksta kažkokie tai dažasvydžio turnyrai ar kažkas panašaus, nežinau šito. O, už 10 kone metrų dar vienas. Pasižiūrime. Vėl su kaukole. Visai užkastas faktiškai. Sunkiai beįeinamas. Bet nejauki vieta pelėsiais. Apėjus, o čia žmogaus kaip siluetas. Eidamas šią gynybinę liniją buvusią, aptikau keletą bunkerių iki pat šlaito viršaus ir sako, kad jie tęsiasi beveik iki Neries upės. Kaip kad buvo ganėtinai tvirta linija. Iš viso
kiek daugiau negu 150 metrų atkarpoje 5 bunkeriai. Neblogai. Gal yra ir daugiau iš tikrųjų, bet nejau toliau, jau nesileidau šlaitu.